Varom kartu, aš tau sakau. Nu, davai. Slogu pavadinti. Ach, ese stebi, o sea... Man tai netrodo. Būtų lengvas skrydis. Sveiki. Sveiki. Amin. Nu, privet. Varom su Linute į Meksiką. Kaip manai, su tokiu pasu mane praleis? Taigi čia pasibaigęs pas. Kaip suprasti? Oi, apkiniai savo. Varom kartu, aš tau sakau. Nu, davai. Įdomu, dar praduoda tai bilietus kasoje? Paskutinės minutės pasiūlymas. 2 eurų bilietus į Meksiką. Vam štogi. Su šita princesė, kur einam? Į oro uostą. Šturmelo. Ačiū labai. Toks mažas lėktuvas. Man tai average. Ir dabar audra dar žiūrėk. Važiuoja Meksika. Nusileidomės jau Helsinkį, čia išsimiegam ir rytoj varom į Ameriką, tada į Cancūną. Koks pirmas nuotykis? Pražiopsojom statelę. Dabar einam. Na nieko, pasivaikščiosim, pažiūrėsim kokie čia. Skandinaviškai, jo ne? Nu tai. Šitie jau radom tokią spinavą. Jeigu nori šiandien miegot lovai, turėjai išspręs galvos iki. Tik atvykus į mūsų butą vienai nakčiai. Turim sofytę, turim dar vieną sofytę, turim virtuvę, turim mūsų miegamąjį. Ir geriausia dalis. Pažiūrėkit, tai yra pirtis butė. O, pirtelė padaryta. Jiems turbūt čia yra privalomas dalykas, žinai. 8-8. Kaip visada, ekraniukas čia yra jau ilgiems skrydžiam, bus filmų ir panašiai, galėsi klausytis muzikos, duoda pleduką. Kad ir kas čia benutiktų, nenuleisiu aš galvos. Kas yra mašina? Visiškai nemiegoju. Ojo, jeigu aš nuklysiu, ten kur aš buvau anksčiau, tenai jau aš nebrisiu. Įsivaizduokit, laukiam jau mes čia kokią valandą. Pilotas pasakė, kad rado akmenuką variklį, tai jį jau išėmė, bet dar laukia dabar šokios kitos komandos, kuri patikrins, ar tikrai viskas gerai ir tada galėsim skristi. Pajudėjo lėktuvas, žiūrėjau, dar miego. Dabar Lietuvoje kiek yra? Dabar 3 nakties lėktuvas. Welcome to Mexico. Bandom kažkaip pasimti mašiną. Vėl į tokią šalį, kur lemba plauna smegenis. Visi pribėgo ir sako, tipo, galim už 100 eurų tau duot mašiną. So it's 350. 350, buddy. Per all days. Yes. I'll be honest with you because I don't like play with the person like the other guys. My co-worker is coming, eh? Hello. Nu, žiūrėsim, kaip čia seksis. Pagal viską dabar atrodo tai kietai. Bet mes, kai jau žinom patirtį ir Next, Graikijoje. autobusiukas, sėsk, mažytė. Sveiki, ko čia atvykote? 22 metai, Lina, daugiau šokėja, dirbu bare ir noriu sutikti savo meilės vaikiną. Eini pirma. You can see the number of the car. That's it. Gavom Renuškę, tokią biškę ablūžusi. Sai gerai, pilka, neįsiskirianti. Pirmas viešbutukas toks vienai dienai. Kėdai, vaizdas, va, matote patys. Kondiškė tokia. Pažiūrėkit, koks dušas. Tokio dydžio. Čia kaip Pablo Escobaro gyvensim. Aš tai 5 atsikėliau, o Linutė 6. Ir mes dabar varom pažiūrėti Cancūno paplūdimį ir tada varysim į tolumą. Žiauri karštas, žinokit, dabar rašo 33 laipsniai. Nuėjom pasivaikščioti biškį prie byčio, bet jisai toks dumbliais apėjęs. Bet gražu, vandenukas šiltas, bet mes norim varyti į tolumą. Ten gražiau, fainiau, visokių fainų vietų pavalgyti ir kur paturustauti. O čia tokie hoteliai, kaip žinai, Turkijoje būna daug viešbučių ir visi čilina. Atvarėm pasimaudyti, kaip vadinasi? Senotė. Kol kas taip atrodo, kainuoja, man atrodo, 100 pesų. Sakė, negalima kameros naudoti. Dušas. Va, koks įėjimas čia į džiunglės. Taip atrodo čia viskas, va, šokinėja žmonės. Varom. Varom. Visi čia šokinėja, bet žmonių, tai belė kiek. Tai visai gražu, labai faina, kad yra labai šilta. Labai bus vanduo, mėlyna, salė šviečia. Dabar jau tikrai varom iki tolumo, iki viešbučio. Nu, mes su Linute pasiėmėm apartamentus. Buvo vienas kambarys, bet aš pakeičiau, primokėjau 12 eurų, kad būtų džiakuzi mūsų terasai. Žiūrėkit, kaip atrodo iš lauko, kaip kietai. Tai iš viso šitas apartamentas mums kainavo 66 eurus. Jeigu norit atvarykit, o mes einam pasimaudyti. Domini iškrisiu per tą stiklą. O žiūrėk, teisi? Ką veikiam? Maudomės. Nežiūrėk, kiek kraniuką. Žiūrėk, kamerą. Nei kraniuką. Kaip tau kelionė Meksikos? Dar tik tai antrą dieną. Atrodo, kaip David Dobrik. Taip. Labas rytas visiems. Good morning.
Nu, traumą gavo gal. Tai va, nešokinėkit į vandenį. Varom dabar tokiu žvyrkeliuku. Komentaruose ką tik paskaičiau, kad turėtų būti tikrai gražu ir one life experience. Visit museum? Yeah. Entrance $20 per person. Responsive? Nežinau. $20? Negalima kameras naudoti, tai atsiprašau. Pafilmuosim su telefonu. Manau, bus gerai. The most important rules of the museum: don't touch the artworks and not jump in the nets. This is Okay. all for security. Rekomenduoja eiti iš pradžių į apačią, o po to jau kilti į viršų. Ai, labai, net neįsivaizduoju, kad džiunglėse toks yra, ne? Vis dažniausiai visi tokie dalykai atrodo gražiai ant akių, bet kamerai lievai, bet čia, wow, atrodo. Čia tokios instaliacijos. Čia jau verta mokėti tikrai 20 ir 30 eurų. Žiauriai gražu. Dailė, kaip. Aš nesu buvęs muziejui, kuris man patiktų. Man atrodo, gali čia būti pirmas. Luvras? Nu, 2 eksponatai patiko. Apžiūrėjom viską ir sakom, kad verta atvažiuoti. Labai verta, ta prasme, čia buvo tikrai vienas gražiausių muziejų, kuriame mes buvom. Ir aš manau, čia yra viena iš labiausiai lankytinų Tulumo vietų, pirmoje vietoje. Nemanau. Nemanai? Ne. Tarsi, kai įvedė į Google, tipo what you see in Tulum, tai šitas yra muziejus pats pirmas išpopina. Bet žmonių tai nėra daug. Nu, nes dabar ne turistų sezonas. Jo. Taip, dabar tai gegužė, taigi lietaus sezonas. Taip, žiauriai lyja, pažiūrėkite. Pila kaip iš kibiro. Atsikėlėm, pavalgėm pusryčius ir šiandien varom į Čičenicų šventyklą, kuri yra vienas iš 7 pasaulio naujų stebuklų. Pažiūrėsim, kas ten gero. Važiuoti 150 km apie 2 valandas. Tai bus matyt, kaip ten viskas atrodo. Hola familia. Hola. Buenos días. ¿Habla español? No, English. 80 pesos for the parking. 100 pesų parkingą, neturiu pesų, tik eurus. Thank you so much. This is your change, your ticket. Iškart nusipirkom kepurytę, Čičenicą, turėsim atsiminimą. Neįmanoma yra apsakyti, ant kiek karšta. 36 laipsniai ant saulės, dar daugiau. Dievai, kepurės nusipirkom, nes man būtų... Ir mes jau prieinam prie tos Majų piramidės. Įdomus faktas, kad nuo 2006 metų padarė taip, kad nebegalima užlipti į ją, nes viena turistė lipo ir nukrito ir žuvo. Meilė, mes jau čia! Žiūrėkia žmonių, įsifotkinasi. O taip atrodo jinai. Aš tai galiu nufotkinti. Aš noriu mus kartu. Šiaip tai norėčiau viršų užlipti, kietų būtų pažiūrėta, ne? La acústica se hace estando justamente en el centro. Sako, kad reikia būti tiesiai tenai ir tada gaunis toks aidas. Akustika eina taip ir taip ateina. Ten dar visi ploja, bando tą garsiuką pagauti. Eik tu paplok. Matėt, kaip mok pavėsi, tai dar įmanoma, žinokit, išgyventi. You take the tour? Oh, The red umbrella. we'll find them later. It's interesting. It's worth to be with a guide. So far, Yeah, very fast. Yeah, okay. Nice to meet you. Dar norim gidą? Jo. Taigi tu taip atrodytum už pusės valandos. Aš neatrodyčiau taip. Aš su kepurė. Niekada neperdedu ir nesakau, kad čia žiauriai karšta, bet tiesiog žmonės alpsta ir panašiai, tai tikrai galima prisižaisti greitai. O čia turas trunka 2 valandas. O šiaip dėl pačios piramidės tai labai kietai. Nu, wow, tikras stebuklas. Majų tauta, labai protinga tauta, viską pastatė rankomis, savo civilizacijai kūrė ir dabar viską gali atvažiuoti ir pasižiūrėti. Labai verta. Man tai gera tiesiog aura tokia, šventykla jaučiasi. Pabandyk palies dureles, bet pabandyk. O Dieve, reikia užkurt, biški palauk. Linutė nededasi rankšluostį, nes neįmanoma sėdėti. Eik tu savo. Grįžom su Linutė į Tulumą, prisipirkom čia visokių čiupsiukų, dar kažko ir šiandien žiūrėsim savo naujus apartamentus. Mes turėjom šitą kambarį ir čia neveikia baseinas, todėl nieko jums nerodžiau, kadangi dabar pakeitė kambariuką, nes tenai kažkas sugedo. Galim parodyti ir apžvelgti savo naująjį kambariuką, apartamentus. Pradžia va tokia. Turime labai gražų televizorių. Didelė, milžiniška lova. Balkonėlis su tokiu džiunglių vaizdu. Šau, yra ir gultai ir galima čia degintis. Tam nebuvo pritam. Hola, amigos! Va, mūsų kaimynai. Ir aišku, smagiausias vaizdas, tai yra šitas baseiniukas privatus, kur tu gali maudytis ir mėgautis Tulumu jau 100%. Lithuania! Lithuania! Yeah, you? Nice to meet you. You Polish? So we neighbors.
Where? Kviečia mus į vakarėlį, varysim Linutė? Šiandien važiuojam į Holbloš. Holbloš reikia tarp, ne? Taigi mes dabar prie ežero. Oi, atgal. Mes daug žiūrėjom prie Bakalarą ežerą. Ten tipo sako, kad tas ežeras yra labai panašus kaip Maldyvai, tipo Meksikos Maldyvai, kad labai viskas mėlyna, baltas smėlis, gali namukai tokie ir panašiai. Kai ten važiuoti yra 2 valandos 30 minučių, 200 km. Vėjas plaukus kutena, spausimės padalą. Gerai, vėlgi. Čia koks tarakonas, ačiū. Gerai, čia žiūrėjau. Nebėra. Važiavom iki Bakalar. Čia yra 7 spalvų lagūnai. Thanks so much. Pagaliau atskirai mėgosim. Šitą video rodom tavo tėčiui. Mes visą laiką taip mėgam. Radom kažkokį čia prieėjimą. Visiškai Maldyvai. Pigioji versija. Nors atskristi čia nėra labai pigu. Kietai tas visas filtelis. Viešbutukai, restoranai turi savo pasidarę tokius prieėjimus. Ir ten čilina visi žmonės. Linutė filmuoja. Jai gražu čia, taip? Taip. Tai jau viena spalva ir ten toliau kita. Iš viso 7 yra. Šokti? Ne? Žinau, šokai iš. Žiūrėk, aš jau pažiūrėjau. Reikia gražu. Kur aš tave atsiveičiu? Hola, amigos. How are you? Good, fine. Kaip tau Bakalaras? Tikrai verta aplankyti. Nu visiškai kaip mes, aišku, nebuvo Maldyvose, bet tikrai atrodo kaip Meksikos Maldyvai. Bet pakankamai mažas miestelis, tai va 2 dienų, aš manau, tikrai užtenka. Šiandien varom į Holboš salą ir ten turėtų būti labai gražu, maža salytė, be mašinų, bet yra golfo mašinytės ir motoroleriai, sakė, tai kelia nemažą triukšmą. Šiandien tą ir išsiaiškinsime. Pilna tiek daiktų yra, tai čia dėgina net pakeliauti. Labai barška. Šitie draugeliai. Mūsų jau. Tik reikia dar Bet mes pinigėlių. ką tik įsikitėm pinigėlių, tai duos. Svecijas. Ar pasakytumėt, kad Lina yra turistė? Nu, alio. Adios. Va, žiūrėkit, čia valtelio, gali private pasiimti, bet mes varysim su ferry. Ką, lėksim į Holbošo salytę. Panos raidos panašia kaip nulietos. Nepasigėrėmės, bet ribinės vietos. Žinai, dėl mūsų susikeistų planai. Šitą bičiukų užmygo. Va, miega. Sako, nėra čia mašinų, bet čia tokie bagiai kaip mašina visiškai. 100, ne? Oh my god. Kaip pasisekė. Įsilaukė. Ką, važiuojam su mažytė. Mūsų viešbutukai iš tikrųjų netoli eiti yra, bet mes, sakom, Labai daug krepšių turim. ir šiaip 5 eurų kainuoja. smagu pabandyti. Sala be mašinų. Ir visur neišasfaltuota, tai pilna dulkių. Visur, sako, žvyrą jausit. Nu, rimtai, o ledai apžviruoti. Gracias, amiga. Va, pažiūrėk, čia Patinka. mūsų kambariukas. Nice. Yeah. Sako, kad čia yra virtuvė. Kriauklytė, superba. Viryklė. Svarbiausia tai yra šaldytuvas, tai viskas liuks. Jo. Čia trūksta tik tai Linutės paveikslą, to uždėsiu. Liuks. Ar tu išsigąsi, jei stovės už jų praeitis? Ar tu ją įsileisi, nesvarbu diena ar naktis? Jei tu ją rasi, leisi, ar įsileisi? Nu va, einam čia pažiūrėti. Saulėlydžio. Vau, žiauriai gražiai atrodo. Linutė kaip gražiai atrodo. Aš? Taip. Va, saulytė leidžiasi. Čia muzonas groja. Mes Linutė. Relaxuojam. Relaxuojam. Pirmą kartą matom saulėlydį per šitą kelionę, ne? Ten žmonės maudosi, meilė, einam. Rytoj smaudytis. We going. See Punta Coco. Punta Coco. Yra paplūdimys ten, o antrą nakties prasideda žibėjimai vandens. Bandysim su Linutė pažiūrėti, kažkaip išlaukti. Turas kainuoja tenai 350 žmogų. Mes patys daromės turą. Kainuoja mums dabar 100 pėm į vieną pusę nuvažiuoti. Pažiūrėsim, kiek sumokėsim, kai grįšim. Let's go! Tai va, kiaurai varom. Punta Coco. Kaip gražu. Gražiai daug žmonių, visi čilina. Tai ką, čia būsim iki 2 nakties? Žinome Bakalarą. Esmė tame, kad šitas restoranas veikia iki 10. O geriausias laikas žiūrėti vandenį šviečiantį yra 1 nakties. Mes 3 valandas dar turėsim tamsoj kažkur, o tose džiunglėse pralaukti, nes čia nieko nėra, čia yra vienas restoranas. Saliut! Saliut! Jau saulė nusileido, čia va draugai mūsų. Smagu. Labai fainas spotas, ta prasme mes atėjome
vieni iš pirmųjų ir tada dar daug žmonių pradėjo rinktis. Mes pasiruošę varyti, žiūrėti šviečiančio vandens ir mums dabar reikia eiti per visas šitas džiunglės, tenai kažkur iki paplūdimio. Palinkėkit sėkmės. Jis sakė, yra šikšnosparnių, visokių odų beveik kiek, bet išsitepėm, pažiūrėsim, gal padės. Kaip apšviesta, tai atrodo, kad šviesų belekai, žinai, bet tik išjungi, žiūrėk, viskas, liūdnutės nebesmatai. Ir žiūrėk, kelias toksai. O Dieve! Belekiek šikšnosparnių. Nežinom, ką daryti. Iš kur tu žinai, kad čia šikšnosparniai? Nugi matau, kad skraido, mažyt. Ką tu darai? Birds flying. No, baja, es ave, o sea, pasa nada, muy tranquilo. Nenoriu. No hay peligro, Mus jau lydi. Gerai, man iš karto drąsiu su juo. Gracijas. Taip? Man reikėjo susiekti plaukus. On the beach, Okay. no problem. No problem. Okay. What is this? No. No, be. Thank you so much, bye. Nu ką, einu, meilė. Šviesk. Liava, ir tu taip skraido, aš nekeliu. Ne, bet tu išsigalvoji, kad čia šikšnosparniai. Nu kas čia? Eik tu nafik, aš noriu eiti čia. Negaliu. Taigi čia nieko tok. Žiūrėk, tai. Baisu tau? There's a little dog. Okay. He's barking. He belongs to the owner if you cross. Okay. Sako, kad yra šuo, kuris loja tenai, tai jis yra šeimininko, tai sakė nebijot. Tikiuosi jis pririštas. Nebėg. Kokios nuotaikos? Gerai. Daug žmonių. Čia visi maldasi, bet dar nieko čia neįmanoma matyti. Kaip visada, per anksti atėjom. Bet gerai, kad gal nepirkom turą. Tai sak, not worth it. Matosi? Rimtai? Jo. Matei? Ne. Nematai? Tu matai? Taip. Matai? Parkiną. Labai nedaug, ne? Taip, bet parkiną. Va, matai? Šokinėja. Nežinau, ar per kamerą matosi. Oi. Hemos visto 2 cocodrilos. Guay. ¿2 cocodrilos? ¿Es en serio? Sí, no broma. Sí que sí. A ver, yo quiero ir. Salgan. Dos cocodrilos. Crocodile? Sorry, what's happening? Cocodrilo, pero bueno, no es grande, es little. Little crocodile? 1 meter crocodile. Oh, where? Aš pėstu namo. Gali pasiėmė pagalį. Gynybai. O tai mes neinam su jais? Žinau, būtų gerai. Jie turi angliškai kalbantį žmogų, pagalį, einam su jais. Pažiūrėjom tas parklinguotę, kažkiek matėsi, kažkiek ne. Visai užteko, nes aš visai nieko nesitikėjau ir pamatėm. Tai verta buvo laukti? Jo. Man pačią? Jo. Įdomu dabar, aiškiai, kaip būtų vėliau. Manai, būtų daugiau? Jo. Nemanau. Aš įdėsiu, kaip turi atrodyti. Jo. $200. See. Okay. How are you guys? You good? Laura is the best taxi driver here. Thank you so much. Kaip fainai, ne? Kiekvieną dieną po naują porą žmonių. Labai faina susipažinti. Įžiūrėk, 100 sutaupėm jau. Žiauriai gerai. Turas yra žmogui 350 pesų, tai mums gautųsi 700 pesų. Mes pasidarėm turą 150 į priekį Ir 100. 200 pesų. 200 pesų. Varom į tokį turą, vadinasi Three Islands. Lankysim keletą salų, nu ir pažiūrėsim 3 valandas ant saulės. Kodėl mes tokią dieną pasirenkam visada? Ne, kaip karšta. Einam visi dabar iki byčio. Na, nuotykiai prasideda. Viskas greitai, patogiai. Kapitan, say hi. Nu, atsimint, kur varim su speedboat. Čia bus panašiai. Jo. Nepraėjo nei 5 minutės, jau blogai kažkas. Nebeplaukiam. Ese como está frío el motor, chicos. Pasimeldėm, sakė viskas gerai, bet man tai neatrodo. Ryčkai skambint reikia. Mano kamera visa šlapia, tai filmuoju tik su telefonu, čia paslėpęs. Gal išsisaugos. Visi šlapi, čia taškas, telekai. Sustosim, tada pasfilmuosim. Gracias. Pabūnu geras, padėjau. Dabar gal išvers mums, nes nieko nesuprantam. Nu, tai čia anksčiau būdavo krokodilų. Kaip ir sako, valdžia jau jos išvarė dėl turistų. Nes anksčiau jie šerdavo čia ir sako, mes biški padaužydavom su pagaliuku ir jie išlysdavo. Ir tu čia maudysies, meilė? Eina. Purvynas ir tada bum, toks tipo žiauriai gražus vandenukas. Taip keista, ne? Name of this Cenote. No, all island. All boys. Yalahau. Yalahau, yeah. Atvarėm į Yalahau. Yalakau.
Let's go. Oh, man. Nu? Kokias emocijos? Geras. Kas buvo? Nepatinka. Pamatei krokodilą? Pažiūrėk, kaip iš viršaus atrodo, kur mes ten maudėmės. Atrodo, kad turėtų čia lakstyti gazelės visokios, žinai kaip. Sakė naktį daug čia krokodilų. Tai neišvežė visą? Nu tai va, matai? Tai gal su pagaliuku reikėjo padaryti? Jo, va. Opa, ateik čia. Jisai jau ima tavo. Jis nori būti populiarus dabar. Tenka čia tavęs. Parmi Muskito salą. Uodų salą. Ten pačiailinsim. Šiltas vanduo, vandenį šilčiau negu ore. Rodyk, koks čia gylis. Toks. Nemeluok. Toks. Nemeluok. Nu gerai. Kiek vertini šitą turą? Iš 10? Linas, 5. Kiek tu? Aš 9. Oho. Aš 7. Krokodilus pamatei? Ne. Flamingus pamatei? Ne. Jau 2 balai minus. 8. Dar 1 balas. Man su tavim sur 9 arba 10. O man su tavim tai iš 11. Nemeluok. Čia atsidaro pilna tokių vietelių. Dirba, pardavinėja takos, čiūros ir taip toliau. Mes norim va tokių paragauti, bet kol kas dar neatsidarė. Bet mes sulauksim savo valandos ir paragausim šiandien skaniausios takos. 9? Oho. Okay. Sako, kad 9 atsidaro. Ką mums dabar daryti? Einam maudytis į jūrą. Noriu labai Linutei padėkoti už šią kelionę. Šios video darau dėl 2 priežasčių. Pirmoji, kad būtų ką jums žiūrėti, kad pasijuoktumėt, pamatytumėt įdomių dalykų. O antroji, kad po 10 ar 20 metų mes su Linute galėtume žiūrėti šios video kartu ir būti ramus. Kad jaunystėje mes gyvenom, leidom kartu laiką, keliavom, juokėmės ir džiaugiamės kiekviena mūsų diena kartu. Žodžiu, norėjom labai pavalgyti street foodą, bet pažiūrėkit, koks debesis ateina. Dieve, meilė, aš nespėsiu. Mūsų street foodo testingas baigėsi va tokiu lietum. Jeigu nustos lyti, tai paragausim. Jeigu ne, jau teks kažkur bele kur valgyti. Nu ką, paragausim su plėšta kiaulieną. Ok, duos. O mūsų patiekalas. Fainai. Tarpsime žiauriai skaniai atrodo. Nu, tai viskas taip šviežia. Nu kaip, geriau negu restike. Geriau, ne? Kodėl mes niekada čia nevalgėm? Labai skanu. Per visą šitą kelionę nevalgiau skanių tako restorane. Nes va šitą žiauriai gerai pasimatėjai, deda į padažą ir tada... Rakakūnas, žiūrėkit kur, į namus įlenda. O dieve. Žiūrėk. To išeinam. Ne rakakūnas, o rakūnas gal. Rakakūnas. Aš nesuprantu, ką tai kalba. Matau, kad kažką tai kalba. Dėl to aš klausiu, ar aš stepas, tai pasakau, ką jūs kalbat. Very blue eyes, very blue eyes. Paskutiniai momentai, Linutė nešasi savo lagaminą ir atsisveikina su Holbox sala. Mūsų taksis netrukus atvažiuos ir varysim iki ferį, ten kelsimės į Cancūną, iš Cancūno skrisim į Čikagą, iš Čikagos į Helsinkį, iš Helsinkio į Lietuvą. Bye, thank you so much. Adios. Yeah, Pesla Pluba, Bomba, Rivas de Zamora, la galana la nosola. Gracias, amigos! Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Jeigu jums patiko, prašom pasidalinti, pasubscribinti kanalą. Linutės Instagramas čia, mano Instagramas čia. Susitiksim kitose kelionėse. Ačiū tau už kelionę. Tu buvai labai, labai gera. Tu irgi. Žinai, žaidimo čia nesikeičia taisyklės. Social media užkniso storiuose, tai banaliai, aš taip